Mums reikia kažką papasakoti susirinkusiai liaudžiai apie Jo, čia bus daug. Šiandien apie ką tu mąstai? Mane, vėl, jeigu rimtai, pagrindinė bėda yra didžiausia. Tik apie atsigulčią. Pati didžiausia bėda, tai yra, žinoma, šitų nevaldoma technologijų naudojimas. Pati didžiausia bėda, tipo, kad aš tą pastebiu pastoviai visiškai. Ir aš jų klausiu, sakau, hebra, o kaip jūs dėl tų vadinamų, ką jūs daro dėl tų reelsų, ta prasme, jūs pastoviai žiūrit jos, kas yra? Nieko nėra. Ir aš taip, jie su manim draugais, sakau, iš tikrųjų, jūs negalvot, kad jūs debilai esat, rimtai, sakau, kad kas iš to, kad jūs žiūrit juos, sakau, po 4 valandas žiūrit į tą, kas iš to? Nieko, ką dar veikti. Ir aš rimtai, aš kalbu su jais ir aš kalbu kaip su negalę turinčiai žmonėm. Jie net nesupranta, kad jie valandas prasėdė ir, tipo, o jeigu patinka share, su kažkam nusinčia kažkokį, tai pažvengia, viskas. Ir aš sakau, aš mašiną važiuojama tokia, neviltis. Rimtai, neviltis dėl tos priežasties, tipo, kad va čia karta auga jaunų žmonių, kurie negeba mąstyti. Paprasčiausiai, tai aš galvoju, šakės. Ką čia kalbėti apie tokį gidą? Gali nupjauti žolę? Ar gali, nežinau, suorganizuoti žaidimą? Ar gali surinkti? O, siaubas. Tai aš paprasčiausiai gal taip pasakysiu, pas manęs tokiom su bangom tokiom yra. Tai būna viskas tvarko, žinau, viskas bus gerai, o būna tokias, nevilties momentai tokie apima, galvoju, kas čia darosi su šito pasauliu, tipo. Į 7 klasę eina, tai sakė, klasiokai visi AI. Visiškai. O mokytojams dzin. Dirbtinis intelektas yra neseniai atsiradęs kaip toks mums viešai prieinamas. Jie visą laiką būdavo kažkokios užuomazgos ir tiksliai, ką jisai daro arba ką gali padaryti, dar nėra iki galo aišku. Užmušėm visus uodus jau. Visi suhalė. Čia, prieš kalbant apie dirbtinį intelektą, yra man toks esminis klausimas. Ar kart va taip išeinu lauką, pas save kieme, pas mane uodų dar daugiau negu pas tave yra. Ir aš galvoju, ar įmanoma yra, va, pavyzdžiui, dabar uždaušiu 10 jų, ar įmanoma visus užmušti, kurie pas mane aplinkui yra ir kad nebėra uodo. Ar yra įmanoma taip? Taip, įmanoma. Iš tikrųjų, Ir ribotas kiekis. Ribotas kiekis tam atstumė, jie iš toli neatskrenda. Bet kiek, ta prasme, tai ne 15, ne 17 jų bus, nes kiek ten bedaužių vis tiek atrodo yra. Ne, įmanoma tikrai. Vienas dalykas, kas iš tikrųjų labai gerai yra, tarkim, bet fantastinis. Su šikšnosparniais. Kad jie arba deda šikšnosparniais. Rimtai. Jie deda šikšnosparnių lizdus, galime internete paimti nusipirkti, iš tikrųjų. Šikšnosparnis pasirodo per naktį suvalgo apie 3000 uodų. Čia tipo oficialus dalykas. Gerai, čia skaičius gal sugalvotas, bet jau 1000 suvalgęs jų. Tai tarkim, jeigu įsivaizduok, tu jų turi. Bet taip, pas mus yra tam tų kėlių, yra jų tų varnėnų. Nepagauna. Krekždutės. Tai gal. Bet pas dabar išdaužim nebėra, matai? Jo. Bet vienas kitas atsiras, bet ir viskas. Dėl to, kad kaip šikšnosparnis pradėjom kalbėti. Šitoje vietoje buvo, kažkiek jų buvo. Faktas, kad jis iš tenai neatskris. Rambolys. Taip, jis iš ten neatskris. Tai ką tu sakai, taip yra tiesa. Tu išdaužius tam tikrą kiekį, viskas ir būna ramu. Arba jos gąsdinat, kad šitas ir pridaužtas, galvoju, aš nenoriu, kad taip man būtų. Aš kitą kartą būna, taip, nudužiu ir palieku, taip. Gal čia negerai, taip, kad kentėt, taip, palieku, taip. Nudužiu ir taip, palieku. Gerai. Tai gerai, dirbinis intelektas. Kad bėda yra kokia, ne, kad susidūrei, dabar girdėjai iš pažįstamų žmonių, kad mokykloje kažkelintokai, nežinau, kiek metų. 7 klasė, tai reiškia, kad jie jau dabar darbus rašo su dirbtinio intelekto pagalba. Taip. 14 metų. Ne tai, kad pagalba, bet tiksliau tariant, už juos parašo. Taip. Nes aš atsimenu, kai buvo, kompiuterį mes pirmą įsigijom, kai buvo man 12 metų, namuose tas kompiuteris buvo, tuo metu atrodė greitai, šiaip 20 GB buvo atminties, tai telefonai yra kiek kartų daugiau, jau reikia skaičiuoti. Tu 10 kartų pažengęs, 2 GB buvo. 2 GB buvo, taip. 486 vadinasi jisai. 486 bitai buvo, tipo greičio, ramas, taip žinoma, ir 2 GB ta apimtis. Tai pas mus buvo tipo greitas kompiuteris tam laikui, atrodė. Bet kaip klasiokai, kaip rašydavom mes tos darbus, ir kadangi nieks nemokė, nei kaip reikia cituoti, nei kaip reikia daryti darbą rašyti, jeigu reikia parašyti kažką mokyklai, tai tu susirandi internete kažkur svetainį, nusikopijuoji, įdedi ir va čia yra referatas tavo, kažkaip taip, ne? Žinoma. Tai dabar, taip baigiam universitetą. Tai geresni mes nesam, sakykime, nieko už tos vaikus, kurie daro kažką, ne savo įdeda, ne? Bet mintis yra tokia, kad mes ieškodavom. Bent jau reikia susirasti informaciją,
informaciją, perskaityti, filtruoti, o dabar parašai, ne, parašyk man ten 300 žodžių apie voro, ten kažkokio... Voro dabar vestuvės. atsimint, jo, apie voro vestuvės. Referatą rašiau apie vorą. Sušauk, aš tingiu šaukti, kad yra elektra įjungta. Aušra, ten elektra įjungta atsargiai. Ant tų pas tsunami. Pas arklį. Pas arklį, tai pasimė, neliesk rankom to dalyko, viskas gerai. Tai vien žodžio, ne, bet kodėl mes norim dabar apie tą dalyką kalbėti, ne tai, kad čia vien tik išreikš savo nuogastavimą ar pergyvenimą, kad kas dabar bus ir kaip čia ką, bet mintis yra tokia, kad dirbtinis intelektas 14-mečio gyvenime, kuris yra pasirodęs, jam yra kaip, kažkoks stebuklas. Stebuklas ta prasme, kad jam nieko nebereikia daryti, jisai parašo. Žinai, iš tikrųjų, aš galvoju, paklausyk, aš net nemanau, kad jisai supranta to stebuklo dydį. Aš irgi manau, kad nesupranta. Jisai, žinai, kaip labiau, tipo, kad aš esu, tipo, protingas, jie yra durniai ir aš pasinaudoju jais viskas. Už mane padarė darbą. Viskas. Jis net nesuvokia to, kaip tas veikia. Kaip tai veikia. Ir kokią įtaką tai daro jam, pavyzdžiui, tam žmogui arba kitiems žmonėms, arba apskritai pasauliui kokią darys įtaką. Ne? Taip. Vakar, tarp kitko, per didžiulę kažkokią konferenciją, aš nesidomėjau kur, Muskas kalbėjo ir tipo ten labai jisai tipo negatyviai, taip negatyviai kalbėjo. Tose, aš paskaitau kartą žinias atsit pasaulinės ir šitas buvo kvautinamas ir paskui video buvo įdėtas jo. Jisai sako, kad pasaulio laukia quite gloomy future. Dėl tos priežasties, kad darbų kaip tokių darbų iš vis nebereikės ir žmonės, jeigu norės dirbti, tai te bus lygiai jiem kaip hobiai. Bet tų žmonių, kurie norės dar daryti tai kaip hobiai, irgi sumažės, nes viską po truputį jau pradėjo periminėti, ilgainiui perims dirbtinis intelektas. Čia jo buvo toksai, ištraukia iš jo pranešimo. Negatyviai. Jisai išpučia gal dalykus kažkaip, bet kad mintis yra tokia, kad taip, kad yra problema, ne kad taip ir dėl darbų, bet mums pirmiausiai čia ne darbai, svarbu toje vietoje, kad jeigu mes naudojamės kažkieno, kas už mus masto pastangomis, čia pastangom nepavadinsi dirbtinį intelektą, tos, kurie kuria, yra pastangos, taip. Mes patys, reiškia, nebemastom. Ir mes nebemokam mąstyti. Ir aišku, kaip dabar persiduoda tai į visuomenę, tai kad, žiūrėk, čia reikia vargti, mąstyti ir taip toliau, bet kad durnų žmonių visuomenė nėra gerai. Tie, kurie nesugeba patys pamastyti. Taip. Ir atskirti, kas yra, pavyzdžiui, jeigu tau dirbtinis intelektas parašo, iš kur tu žinai, kad ten yra teisingi dalykai parašyti. Kaip tu gali patikrinti? Taip pat lygiai kaip kad žmonės, pavyzdžiui, yra tokie puslapiukai, ne, Facebook, Instagram, kur tik nori, kažkur, faktai kažkokie. Nuotraukyti ir kažkas faktas parašyti. Iš kur tu žinai, čia faktas, ne faktas? Tiesiog yra tekstas parašytas internete prie nuotraukytis. Ar žinojote, kad tenais yra tiek ir tiek procentų? Kaip, ta prasme, tyrimas darytas, iš kur šitą informaciją? Ir kad žmonės, mes priimam tos dalykus kaip tarsi už gryną pinigą, kad taip ir yra dėl to, kad mes pamatėm kažkur prie nuotraukytis parašyta. Kažkur internete jau parašyta. Taip. Ir čia yra problema, dėl to, kad jaunas žmogus, dabar tas, kuris jau mokosi nebemastyti, o pasinaudoti ne tas, kuris masto už jį. Bet kaip jam, tokių žmonių visuomenė, kurie patys sudėtingai masto, ne tai, kad sudėtingai masto, jiems yra sudėtinga mąstyti arba jie nelabai masto, tai yra problema. Man pavyzdys yra šitas. Vincas sėdi, Vincas yra pirmokas. Sakau, matematika jiems sekasi neblogai. Tai čia yra ta dalis tipo, kas jis sugeba šiuo atveju. Bet jiems skaitimas sunkiau. Raidės tipo viskas, jiem tipo tingisi skaityti. Ir jisai manęs prašo, ar galėtų perskaityti užduotį, o aš išspręsiu uždavinį. Tai va čia yra tas pats pavyzdys dirbtinio intelekto. Jisai paprašo manęs ir aš sakau, Vincai, tu niekas nepasikeis pas tave. Niekas nepasikeis, kankinkis, aš tam būsiu, sėdėję kankinkis. Jam lengva, jeigu aš paimu perskaitau uždavinį, jisai paima, pasako atsakymą. Ir aš matau, kad, gerai, džiaugiuosi, pasakai matematinį atsakymą. Čia kitai žodžiais tariant, atnešiai parašytą darbą. Bet darbą tai parašė kitas, tėvas perskaitė už tave. Tai va čia yra tas identiška situacija. Ir dabar, jeigu aš žinau puikiai, jeigu aš tęsiu skaityti, jeigu aš jam viskas, ir antrokas, ir trečiokas, ir neskaito, ir paskui perėmė sekantį dalyką, bet skaitimas kaip ir nereikalingas, aš galiu viską parašyti dirbtinio intelekto. Viskas. Visio. Žinai, kaip ir dar yra toks dalykas, kai žmonės, sako, ką man reikės šito, kam aš moku šito dalyko, pažiūrėjau, ką man reikės. Bet reikalas yra toks, kad ne viskas yra paremta, nauda, kad man reikės būtent šito dalyko, ką aš ten suskaičiavau, arba tokios, formulę mokėti. Ko reikia mokėti mąstyti. O tie dalykai, kuriuos mes mokomės, yra, jie priverčia mūsų smegenys dirbti, jie priverčia mus mokytis, kažkaip mumis keičia tam, kad mes nebūtinai tą atsakymą pasakytumėm, bet mes sugebėtumėm mąstyti.
O ne tai, kad tiesiog, ką man mokyklai nemokink šito dalyko, nes man Nes- nereikės taip, parduotuviai to taip, dalyko taip, pasakyti. jo. Čia ne apie tą yra kalba, čia ne taip mes daromgi. Tas visas procesas, net tai, ko tau tiesiogiai atrodo nereikia, jis tave sugeba išmokyti mąstyti, skirtingas situacijas vertinti, spręsti problemas kažkokias. Kam man reikės istorijos tinkamų faktų, kam man reikės datos, kam man reikės gal cheminės nereikės, formulės, tau kam man reikės fizikos kažkokio ten laboratorinio darbo išvadų, kam man reikės. Wow. Kad nebūtum bambukas ir sugebėtum susigaudyti kažkiek gyvenime. Ir tas persiduoda į visokias rytis. Tai bet dabar, kaip su lauke, ne, ko tas yra susiję. Kad atrodo... Viską meskite, eikite lauką. Prastai. Kad... Žmogus, kad laukia atsidūręs, jisai susiduria su realybė, kuri dirbtinis intelektas negali tau jos apdoroti. Tu susiduri su tikru dalyku. Įsivarė rakštė, tarkim, 2 metų vaikas. Tai yra tikra ir dabar ką su tuo daryti, tipo, kaip ją ištraukti. Problem solving čia vadinasi. Būtent. Ir buvimas laukia mus priverčia tai daryti. Priverčia tai daryti paprasčiausiai. Ir dėl to mes to labai nemėgstam ir stengiamės nuo to pasitraukti. Mes neturim gebėjimo spręs problemų, mes nueinam prie jūros ir mes įdegam, nesveikai, lyguistai įdegam. Tada mes paskaitom, kuris geresnis saulės kremas, kuris apsaugo vėžį, ir mes remdamės informaciją tą dalyką darom, vietoj to, kad pirmas dalykas pagalvoti, gal nereikia gulėti saulėje, taip, realiai, 6 valandas, bet suprasti, tai ir yra mąstymo dalis. Ir buvimas laukia priverčia tuos dalykus daryti. Ir pastebėti, nes kaip, aš dabar sėdžiu, žiūriu, yra debesis, dangus, šiaip kažkas yra sakę, kad mes labai mažai žiūrim į viršų. Aš nežinau, kaip akių lygis, daugiausiai į apačią kai eini, bet šiaip kai eini su telefonu, tai iš vis į ekraną žiūri ten, kiek yra žmonių, kurie ten po mašiną palinda arba įkrenta kažkur, žinai, dėl to, kad žiūrėjo į telefoną. Teletabis tada įkrenta. Tiesiai žulinį, kaip teletabis, tingis, kur ir tą vamzdį susirda. Ir ta istorija, žinai, tas vadinasi Urban Legend, kad kažkokioje pasaulio valstybių vaikas įšoko dėl to, kad prisižiūrėjo teletabį. Yra šitas, aš atsimenu, taip. Bet mintis, kad tu kažkaip turi pažiūrėti į tai, kas yra aplinkui tave, kažkaip tos dalykus interpretuoti, suprasti, kažką išsiaiškinti, ne tai, kad, aišku, tai mes neneigiamgi, kad gali internete perskaityti geros informacijos ten apie žolę ar dar kažką, arba nufotografuoti ir to pasakys, kokia čia yra gėlė, tai čia ne tai, kad negalima taip tais dalykas nuolas, bet apie dirbtinį intelektą kalba, kad jisai turi savo naudą, tam tikrą, bet jisai turi labai didelių pavojų, su kuriais mes dar nemokam iki galo tvarkytis, o dabar išeiti į lauką ir pažinti, sakykime, lauką, gal vaikui tokio amžiaus būtų pirmesnis dalykas, negu kaip išmokti dirbtinių intelektų naudotis tam, kad jis galėtų būti geras įrankis darbo rinkoje ir uždirbti daugiau pinigų už kitą, kuris nemoka dirbtinių intelektų naudotis, bet kad jisai sugebėtų mąstyti pirmiausia. O tada, kai jisai sugeba mąstyti, jis naudoja pagalbinės priemonės. Čia toksai gal yra pavyzdys kaip toks, kad aš dėl pėdų problemos, kažkada ribas, toks pėdos uždegimas, man paaiškėjo vieną koją, aš esu plokščiapadis. Ir, trumpes nežinau gal, plokščiapadis, ne? Ir reikia nešioti padukus tam, kad jie tarsi padėtų mano pėdom. Bet po to aš apie tokius batus ten pradėjau aiškintis, vadinasi barefoot shoes. Tipo, tokie, kad žinau, su pirštais. Be pakėlimo, ten jie yra plokšti, padas plonas ir taip toliau, kad tu tarsi atrodytų, kad eini vos ne basom kojom per žemę. Ir ten, skaitant informaciją apie tos batus, vienas iš dalykų buvo paminėtas apie tuos padukus. Ne? Čia dabar ne medicininis patarimas, ne tai, kad aš žinau tiksliai, kaip reikia daryti, nes kartais aš juos nešioju, kartais nenešioju. Bet su barefoot shoes jau nenešioju. Tu čia filmuoji viską? Dar ilgas, ne? Ne, iš tikrųjų filmuoji viską? Jo. Tu iš tikrųjų viską filmuoji? Taip. Aš galvoju, mes tai ruošiamės apie ką mes kalbėsim. Ne, mes kalbamės normaliai. Taip. Nuo tam tikro momento mes jau kalbamės, jo. Tai tie padai, ne, tie padukai, ką jie padaro, vienas iš dalykų, ką gali padaryti, ne? Kad gali spręsti tavo problemą tam tikrą. Jisai nežino? Ne, aš noriu pasakyti. Gerai, toliau. Kad tarsi, jeigu tu vien tik nešioji tos padukus, tavo pėda, jinai pripranta naudotis pagalba tam tikrą ir nesitreniruoja tam tikri pėdos raumenys, kurie galėtų tau padėti. Vadinasi kompensaciniai. Jo. Tai tas pats yra kaip su ramentu visą laiką vaikščiotum. Dėl to ir to pripranta visiškai kitaip organizmas veikti, kūnas veikti. Tiesa. Ir čia gaunasi toksai, kad tarsi tas dirbtinis intelektas, jeigu tu iš pradžių pasimokai naudoti ramentais, ne, o ne pats sportuoti, nespręsti tam tikrą savo kūno problemą, ir tu visą laiką su ramentais vaikščioji. Tai tau atrofuojasi, tau silpsta tie raumenys, tai taip pat ir su to mąstymu yra, kad pirmą tu turi išmokti pats patirti, pamastyti, pagauti kažką ir tada jau tu atvažiuoji, man atrodo, draugas.
Tegul. Ir tada tu mokais naudoti tais pagalbiniais įrankiais kaip dirbtinis intelektas, o ne priešingai, kad Žinai, man kas- viską darys dirbtinis intelektas, o gal aš kažkada Šiuo atveju, pamąstysiu kas vėliau. įdomiausia, kur tą pavyzdį duodi apie kompensacinius raumenis. Tarsi, tai yra fizioterapijos, taigi šitas žinomas variantas, kad idėja tokia, kad jeigu tau lūžo ranka ar tau lūžo koja ir tu kitą dalyką, ta prasme, kad pavyzdžiui viskas tvarkoj. Jis neadekvatus yra. ir kas įdomiausia, kad rimtai žmogus pradeda šlubuoti. Jis pradeda šlubuoti. Ir paskui šlubuoja, sako, jau, jis šlubuoja, bet sako, man nebeskauda. Jis šlubuoja toliau, bet sako, man nebeskauda. I'm just gonna say that we're recording a video, that's very simple. Couple more minutes. Ir sako, man nebeskauda, bet jis šlubuoja. Jis šlubuoja visą laiką, tipo, šlubuoja. Ir paskui jis šlubuoja toliau nebeskausme. Tipo, bet jis akivaizdžiai, bet ir aš žinau žmonių, kurie ir šlubuoja gyvenime. Aš galvoju, kaip įdomu, jie niekada nesusitvarkė savo tos problemos, o jie prisitaikęs tais vadinamais kompensaciniais raumenim ir viskas ir taip ir perėjo. Ir čia ta pati situacija. Jisai pradėjo naudotis dirbtiniu intelektu, pradėjo tą prasme naudotis to dalyko ir paskui jisai tampa tas, aš žinau, kur surasti informaciją. Ir viena iš baisiausių tų momentų, kur aš esu girdėjęs iš tikrųjų diskusiją, kalbant apie ateities kartas ir kalbant apie mokymąsi, ir susidūriau pagrindę su šito klausimu dėl antrokų, trečiokų, ketvirtokų, kad jiem reikia mokintis daugybos lentelę kažkokiu momentu. Ir pagrindę antrojo, trečiojo klasėje turi išmokti daugybos lentelę. Ir čia prasidėjo, kalbant apie švietimo sistemą, ar mums bereikia mokintis daugybos lentelės. Jeigu daugybos lentelė, būtent, jeigu jinai yra, jeigu nėra ir tau užtenka tik tai pasakyti į Google arba į kažkur pasakyti, kam jie mokytis. Ir čia buvo rimta diskusija. Ir aš žinok, tom nebejoju, kad ateis laikas ir bus nuspręsta, kad iš tikrųjų, kad jos nereikia. Kad daugybos lentelės nereikia mokytis. Ir tai mane gazdina. Iš tikrųjų, tai mane gazdina ta dalis. Senų tokių, kaip sakyti, dėdų pergyvenimais. Ne pergyvenimai. Šiandien pastebėjimai, žinai. Bet mintis kokia yra, kad mes mes norim pakviesti eiti į lauką. Ir su mumis kartu, ir atskirai, ir su kažkuo kitu. Tiesiog, kuo daugiau pabandyti patirti to tikro pasaulio, mąstyti, bendrauti, diskutuoti su žmonėm ir taip ugdytis, taip augti. Nes prie kompiuterio spėsim visą laiką pasidėti. Arba prie telefoną ir taip pat pažiūrėti šitą vaizdo įrašą. Absoliučiai, taip. Tai norisi, kad žmonės paprasčiausiai būtų labiau mąstantis, to norisi. Ir dėl to, kai mes išeiname lauką, pas mus nėra, tarkim, dabar užsidėjom kepurės ir batus ir mes einam lauke arba būnam lauke. Mes stengiamės mąstyti, stengiamės reflektuoti. Yra žodis. Taip. Apmąstyti tai, ką patiriam, ką mąstom. Ir tai yra būtina. Tai yra būtina ir jeigu mes nemąstysim ir jeigu mes neatsitrauksim nuo technologijos, čia yra tik tai laiko klausimas, kol technologija kažkaip tai įtrauks mus. Žiūrėk, kaip gražiai skamba. Jeigu mes neatsitrauksim nuo technologijos, tai yra tik laiko klausimas, kol technologija įtrauks mus. Aimas Gricius ir toks fotoplak tapetas. Taip. Su tavo. Neleisk. Ne, aš girdėjau vėlgi tą mintį. Iš tikrųjų, mintis angliškai nuskambėjus, nežinau, kas pasakė, ar tai yra bendrystė visiška, kad tai pasakyta galbūt 1000 kartų, bet mintis buvo tokia, kad jeigu, kai tu vaikui duodi telefoną, tada tu ne vaiką supažindini su aplinkiniu pasauliu, bet aplinkinį pasaulį supažindini su savo vaiku. Tai čia va ta idėja, jeigu mes nepadedam telefoną, iš šono neatsitraukiam nuo technologijos, tai yra tik laiko klausimas, kol technologija realiai traukia mus. Ir ta prasme, čia yra liūdna, bet realu. Apsidairius aplinkui mes tam matom pastoviai. Tai birželio 8-9 einam į Nidą. Einam į Nidą. Iš tikrųjų. Pasimatom. Iki.